Šiandien diena, kai jūsų jau yra 1000 sekėjų. Oi, vos neapverčiu. Labai džiaugiuosi, labai dėkoju jums, kad jūs palaikot, žiūrit. Ir Ačiū jums. ačiū jums. Labas vakaras, miela Lietuva. Šiandieną mes kartu su Robiu esame čia pranešti jums naujienas. Robertai. Manau, šiandien pradėsime nuo orų. Kokie orai šiandien Vilniuje, kolega? Miela Lietuva, šiandien jau yra be sniego orai ir mes turime jau šiek tiek smagesnius, šiltesnius orus. Na, bet kokiu atveju naujienos yra tokios. Man pranešė, kad mama jau filmuoja kelintąjį video. Trečiąjį. Na, bet kokiu atveju, palauk kolega. Man tiesioginėme eteryje mama dėkoja už komentarus ir palaikymą. Už tai, kad deda laiką. Nepamirškite palaikinti šio video ir mes kartu su kolega atsisveikiname ir dabar pratęsam. Mama. Pamiršote paminėti apie džemperį. Apie džemperį. Puikus džemperiai Agnės parduotuvėje. Jeigu norite, galite... Einam žiūrėti, kaip Agnė piešia. Na, o dabar tiesioginis eteris ir transliacija iš Agnės dirbtuvių. Agne, ar girdite? Alio. Nu tai ką, lekiam žiūrėti, kaip čia mums pavyks padaryti. Su Agnyte išėjom į Laisvės alėją pasivaikščioti. Eisim pasivalgyti tikriausiai. Oras atrodo vėjas, yra toks vėsokas, bet kažkaip nešalta, nefaina truputėlį pasivaikščioti. Labai laukiu to tikro pavasario, šilto pavasario. Užsimės kokią striukytę ir varyti. Kol dar esam Kaune, reikia pasimėgauti, pasivaikščioti. Dar kiek to pavasario čia mes pabūsim, ne? Manau, kad dar yra. Dar spėsim, dar turim mėnesį laiko, tai dar, manau, spėsim. Šiandien labai graži diena. Aš tiesiog esu tokia gamtos mylėtoja, gamtos saulės. Tai negaliu neišeiti lauką, nepasidžiaugti ir nepasimėgauti. Nusipirkau kruasaną, sultyčių, ne kavos šį sykį ir va čia pabūsiu. Atsakysiu keletą klausimų, kuriuos jūs Instagramoje buvot uždavę. Tai va, suvalgysiu kruasanus, nes labai valgyti dabar noriu ir tada pabendrausim. Dažnas jūsų užduodamas klausimas buvo, kada grįšim į sodybą, ar mūsų parkas veiks, ar dirbs, ar sezonas atsidarys. Tai mūsų parkas dirbs jau nuo balandžio 12 turim atsidaryti. Tai va, su Agnyte turim sugrįžti, viską susitvarkyti. Nors į rudenį buvom viską sutvarkiusios, išgriebusios senus lapus, nupjovusios gėlės, stendus net nuėmėm, kad saulė neišblukintų žiemos. Kurmiai bus, aišku, prirausę tikriausiai. Turim sugrįžti, viską sutvarkyti, paruošti ir lauksim lankytojų mūsų parke. Tai, kaip sakant, nuo balandžio 12, jau nuo balandžio vidurio, daugiau ten ir susimatysim, daugiau rodysiu, ką dirbam, kaip mes tvarkomės viską ir lauksim jūsų visų ten arba čia susitiksim per video. Kaip man patinka čia tos smilgos, tai va dar kol kalbu, noriu pasidžiaugti. Aš nežinau, aš turiu smilgų silpnybę. Smilga tai yra, atrodo, tokia laisvė, jinai taip juda, kaip vėjas pučia. O dabar apie antrą klausimą, tai buvo klausimas, ar aš padedu kurti dukrytei rūbus. Aš noriu tai patikslinti, dukrytė rūbų pati nekuria. Jinai tiesiog labai mėgsta tapyti ant rūbų. Jos visa širdis, kaip sakant, visa stichija tai yra rūbai, mada. Ir dėl to jinai ne kažkokius paveikslus tapo, nors galėtų ir yra ne vieną nutapiusi, bet tiesiog visą savo meną perteikia per rūbus. Kam patinka jos dizainai, jos tapyti rūbeliai. Galite apsilankyti jos elektroniniai parduotuviai ir ten, kaip sakant, įsigyti tos su meile iš visos širdies nutapytus drabužėlius, o tapo jinai ant džemperių, maikučių, marškinėlių, džinsų, net rankinukai yra ištapiusi.
Dar vienas iš klausimėlių, kaip butukas Kaune ir patinka pagyventi šiek tiek kitaip. Butukas tikrai labai mielas, labai fainas. Kai ieškojom, kur norėčiau praleisti žiemą, tai visaip žiūrinėjau, galvoju, kaip, kad tiesiog nors jaustis gerai. Nes žiemą vis tiek daugiau praleidai laiko viduj, tai norėjau jaustis gerai. Lūkesčius nepernako ir jame jaučiuosi tikrai labai gerai. O kada aplinką pakeičiau, tai aš galvojau, kad man palengvės. Bet nei aplinka, nei niekas. Man emocijų nekeičia. Šiaip aš dabar šypsosi ir kalbu, galbūt kai aš kameras įsijungiu, tada pas manęs šypsena atsiranda. Nes jeigu aš neįstengiu šypsotis, tai ir kameros neįjungiu, nes nepaimu, nes tada tikrai jau pamatytumėt mano apsiverkusias akis. Labai šiaip daug praverkiu. Geriau nepradėsiu apie tai. Nežinau, kiek to laiko turi praeiti, kas gali man padėti. Bet, kad neverkčiau, stengiuosi. Kauną dar tiek nemačiau, nes žiemą mažai kur išėjom, nenorėjau eiti, buvo labai liūdna, viskas skaudino, bet kokie garsai, bet kokie vaizdai, bet kokie kvapai, viskas mane skaudino. Žiūrėsim, kaip toliau seksis. Dar klausimas, ar norėčiau šiuo metu kažkur keliauti. Šitas labai, kaip sakant, sudėtingas klausimas, nes kelionės tai buvo mano aistra. Tai buvo mūsų vyrų svajonė. Kai užauga vaikai, savo tikslų maždaug pasiekė, jau turim parką, jau susikūrėm, stabilizavos gyvenimas ir galim tiesiog leisti pakeliauti. Negaliu kalbėti, tai išsijungiu ir, kaip sakant, šis iki klausimų užteks, nes oras tai fantastiškas ir tiesiog negalim atsimėgauti, kaip sakant, tokiu oru. Visus darbus nukėlėm į vakarą. Sakom, važiuojam pasivaikščioti. Ir iš vis rodo orus, kad poryt jau lietus, vėl atšals. Kaip liūdna. Gyvenime nėra iš viso kur skubėti. Gyvenimas pats savo eina, niekur jis nepabėgs. O pasimėgauti žmogui visada reikia. Išnaudoti kiekvieną sekundę, jeigu tik įmanoma. Nes bėgi lėki, ir kas iš to, kur nuplėksi? Niekur. O tos akimirkos, jos išlieka visada atminty. Pažiūrėkit, kaip gražu, kaip Jeigu yra galimybė, tai leiskit savo. Leiskit, kiek tik įmanoma. Mes irgi vasarą, ne? Nuo ryto iki vakarą dirbam, nepabėgsi, neišbėgsi, neišlėksi, nes tavo darbas nuo 10 iki 8. Bet tame darbe tu mėgaujasi, jeigu gražus oras, tu vis tiek įkvepi ir džiaugiesi. Oru, saulė, danguje, meilė širdyje. Prisėdom su Agnyte kavinukį, pasiėmėm saldumynų šį kartą. Tortuką. Pasėdau aš bandelį su mačia ir aviečių įdam. Šiaip aš visada jamu sūrio pyragą, nes man pats favoritas yra sūrio pyragas, bet labai norėjau pabandyti, nes labai gražiai atrodė. Labai gražus, Grįžom su Agnyte iš darbelį ir taip valgyti labai užsinorėjom, tai sakom, kas greičiausia pasidaryti. Tai makaronus labai mėgstu daryti, pasiketinti svogūną, papriką, morką, grybus. Ten tomatą va čia prisidedi, paskui viską susimaišai ir dar aš dėsiuos fetos, nežinau, ar Agnė nori fetos, nori Agnė ir paskui dar kietai sūrį užbarstysiu. Tobulas skonis. Skaniai gaunasi tiesiog greitai, paprastai ir tobulai. Skanaus visiems, kas valgot ir kas norit, pasigaminkit irgi šitaip.